Kągi, laba diena visiems, aš esu Andrius ir šiandien mes tada susipažinsim su šitą lentą. Šiandien mes turėsim pradžiamokslį, reiškia, kas jau matėt, girdėjot, bus proga prisiminti, kas nematėt, negirdėjot, bus nauja informacija. Na, o po kažkurio laiko, jeigu bus poreikis, galėsim susitikti dar kartą, pagilinti žinias arba atnaujinti tai, ką jau žinote. Čia yra mano kontaktai, tai jeigu kils kažkokie klausimai, neiškumai, reikės pagalbos, drąsiai skambinkit, rašykit, tikrai pagelbėsiu. Prašom, prašom. Tvarka, taigi kaip ir minėjau, pradėsiu nuo pagrindų, nuo nulio. Jeigu kils klausimai, neiškumai, eigoje, prašom drąsiai klauskite, tikrai atsakysiu. Taigi, norint dirbti su šitą lentą, ką mes turim turėti? Be abejo, pačią lentą, projektorių ir kompiuterį. Visą tai jūs turite. Ir taipogi tame kompiuterį, kuris bus naudojamas su lenta, turi būti įrašyta programinė įranga. Programinės įrangos licenzija yra visa įstaiga. Reiškia, jūs galite tą programą įsirašyti į tiek kompiuterį, kiek norite. Ir tiem, kam patiks ta programa, iš principo jūs galite tą programą įsirašyti ir namuose, pasižaisti, pasitreniruoti arba kažką pasiruošti. Taigi, jeigu norėsite tą programą įsirašyti, tarkim, namuose ar darbo vietoje, tai yra du būdai, kaip tai padaryti. Pirmas būdas yra kompaktinis diskas. Čia yra jūsų kompaktinis diskas su programa, kol kas jis yra čia, bet kažkas turbūt įsidės į stalčių. Antras būdas yra atsisiųsti programą internetu. Tie, kas norėsit programą atsisiųsti internetu, brūkšlikit man elektroninį laišką, aš noriu atsisiųsti programą ir aš jums atsiųsiu nuorodą, iš kur tai galite ją atsisiųsti. Tie, kas prašysite programos, dar paminėkite, kokią kalbą norite programos, lietuvių ir anglų kalba. Tada duosiu atitinkamą nuorodą į lietuvių arba į anglų kalbą programą. Čia pas mus bus viskas lietuviškai, bet gal kažkam patogiau anglų kalba, man asmeniškai angliškai geriau skamba nei lietuviškai. Taigi, pajungimas paprastas, ateinat, įsijungiat kompiuterį ir sistemą jungiat, štai čia yra mygtukas toks didelis. Išjungiat tą sistemą, paspaudžiat tą mygtuką, kompiuterį išjungti mokat. Viskas įsijungia ir turit štai tokį vaizdą. Reiškia, lenta dabar tampa jūsų didelio kompiuterio monitorium, pavadinkim taip, o jūsų pirštai bus pelė. Ir vienas piršto prisilietimas prie lentos paviršiaus yra tas pats, kas jūs paspaudžiat kairį pelės klavišą. Paprašiau šnekant, jeigu šiaip sėdit prie kompiuterio ir norite atidaryti, pavyzdžiui, My Computer langą, tai jūs užvedat pelytę ir spaudžiat 2 kartus kairį pelės klavišą. Tai stovint prie lentos, tiesiog 2 kartus pirštu paliečiat tą vietą ir jums atsidaro tas langas. Langas atsidaro. Ne, tiesiog ten vyksta įrašymas papildomo vaizdu ir panašiai, tai kompiuteris gali šiek tiek lėčiau veikti. Jeigu lėčiau veiks, labai nepykit ant jo. Pykit, jūs veiktos. Gerai. Reiškia, vienas piršto prisilietimas yra tas pats, kas jūs paspaustumėt kairį pelės klavišą. Tai jeigu dažniausiai programos atidarot 2 kartus paspaudėt, tai 2 kartus pirštu paliečiat ir atsidaro tą langą. Jeigu kažkam nepatogu tai daryti pirštais arba ateis žemesnio ūgio žmogus nepasieks viršaus, galit pasiimti bet kokį buką daiktą. Tarkim, mokyklose pas geografus labai puikus įrankis tokios medinės lazdelės. Tai su jom lygiai taip pat galėtumėt baksnuoti ir valdyti. Tai čia kam nepatogu tai daryti pirštais. Dabar, pelytė, kuri būna prie kompiuterio, jinai turi dar ir dešinį pelės klavišą. Ir jeigu dirbant prie lentos jums reiktų dešinio pelės klavišo funkcijos, kad padaryti kopiją arba paste, tai tam yra skirtas mygtukas. Reiškia, čia priekį jūs turite lentynėlę, ant kurios yra sudėti 2 rašikliai, kempinėlė ir priekį yra įsikišę 6 mygtukai. Ant pirmojo mygtuko jūs pamatysite, prie ten yra nupiešta klaviatūra, toliau seka 4 spalvos ir ant paskutinio mygtuko yra nupieštas dešinysis pelės klavišas. Taigi, jeigu norite padaryti, tarkim, copy ir paste, tai spaudžiat tą paskutinį mygtuką, ant kurio yra nupieštas dešinysis pelės klavišas. Ir jūsų kitas prisilietimas suveikia kaip dešinysis pelės klavišas. Iššoka tą lentelę, kur iššoktų paspaudus 10. Vienam kartu, toliau vėl visi prisilietimai veiks kaip kairysis pelės klavišas. O jeigu reiktų klaviatūros pagalbos, norėtumėte įvesti tekstą ir nenorite eiti prie kompiuterio, spaudžiat pirmąjį mygtuką, ant kurio yra nupiešta klaviatūra. Ir jūsų ekrane pasirodo virtuali klaviatūra. Jis yra slankianti, reiškia, paėmę už viršaus nusitempėt į savo patogią poziciją ir galite susirinkti norimą tekstą. Be abejo, jeigu reikės pašyti 4-5 sakinius, turbūt nebus labai patogu po vieną raidę baksot ant ekrano. Daug greičiau nueiti prie kompiuterio. Bet tie, kas turit planšetės ar išmaniosios, tai turbūt jau pripratot prie tos klaviatūros, tai galbūt nebus sunku ir čia surinkti tą tekstą. Taigi, kol kas, kaip matom, valdymas labai paprastas. Nieko sudėtingo, pirštų prisilietimais baksnuojame lentoje ir valdome absoliučiai visas programas, kurios yra jūsų kompiuterį tiesiog ant lentos.
Reiškia, jeigu kažkas nepasileidžia ar stringa, tai kaltinkit ne lentą, bet kompiuterį. Nes iš principo lenta tai yra tiesiog didelis lietimui jautrus monitorius. Kaip sakot? Na, be abejo, yra technologija kažkokia, tai kažką turi naudoti, šiaip nestovės. Dar vienas svarbus momentas, ką paprašė manęs pakcentuoti, kad nepaišytumėt, nerašytumėt ant šitos lentos paprastais markeriais. Na, iš principo tai daryti galite, bet jeigu turite magnetinių lentų arba matėte, pirmus mėnesius jos gražiai nusivaro viską švaru gražu. Ne? Po pusės metų valyk nevalęs, visa brūkšniuota, purvina, na, tie markeriai nebeišsivalo. Tai jeigu jūs čia paaišysit, rašysit, lygiai taip pat, kažkurio laiko tie brūkšniai liks. Ir jūs rodysit vaizdą, jums čia per viduris brūkšnys. Nelabai estetiškai bus. Tai geriau paprastų markerių nenaudokit, rašykit virtualiai, tais markeriais, kurie tenais, kaip jie veikia, mes netrukus pamatysim. Taip pat sakė, jums čia, jeigu labai reikės, pakabins dar papildomą lentą, kur galėsite rašyti paprastais markeriais, jeigu to reikės. Na, bet pamatysim, kaip veikia virtualūs markeriai, manau, galbūt tos lentos papildomos ir nereikės. Taigi, kol kas baksnuojam, valdom visas programas, kurios yra mūsų kompiuterį tiesiog ant lentos. Kaip minėjau, mes turim dar 2 rašiklius ir kempinėlę. Jų pagalba mes galim daryti pažymėjimus, anotacijas, na, kitaip sakant, galim paaišyti, rašyti praktiškai ant bet kokio programinio lango. Kitaip sakant, nesvarbu, ką mes tuo metu rodom, ar tai yra darbalokis, ar internetinis puslapis, ar specifinė programa, ar paveikslėlis, ar PowerPointas, jeigu mes norim paaišyti, rašyti, mes įmam rašiklį ir rašom. Kad tai nebūtų darbalokis, aš atidarysiu kažkokią tai paveikslėlį ir mes pažiūrėsim, kaip veikia rašikliai. Paimsim, tarkim, Windowsinius pingvinus ir noriu aš ant jų kažką papaišyti, parašyti, ką aš darau, aš imu rašiklį. Pakėlęs rašiklį aš pasirenku spalvą. Nežinau, ar matot ar nematot, dabar dega mėlyna lemputė. Reiškia, aš rašysiu mėlynai. Jeigu aš noriu rašyti raudonai, paspaudžiu raudoną mygtuką, rašysiu raudoną. Imu rašiklį ir rašau. Tiesa, pirmas rašiklio prisilietimas bus šiek tiek pavėluotas. Pamatysite, po to viskas bus labai, na, kaip ir tinkamų laikų. Mano pirmas prisilietimas šiek tiek gali būti pavėluotas. Aš imu rašiklį ir rašau. Na. Kaip ir minėjau, galiu paaišyti rašyti praktiškai bet kokio programinio lango. Šiuo atveju mes to pavėlavimo kaip ir nepastebėjom, bet kartais gali atsirastas pirmas prisilietimas pavėlavimas, todėl kad lenta turi atpažinti, su kuo jūs prisilietėt, ar rašikliu, ar pirštu. Tai gali šiek tiek laiko užtrukti. Čia yra pats naujausias modelis, tai reiškia, ant šitos lentos galite paaišyti vienu metu 2 žmonės. Na, tai yra 2 rašikliai, tai tie 2 žmonės prie lentos galės dviese skirtingose vietose daryti pažymėjimus. Galima ir 4 padaryti, jeigu reikia, tik tiek tada likusiai 2 paaišys pirštais. Nes šitie dalykai viskas bus pas jūs, 2 rašikliai ir kempinėlė, čia yra jūsų. Tai čia jau vidinės taisyklės galit pakabinti, tarkim, iškabą kažkokią, kad jeigu rašikliai dings kainuos tiek ir tiek ar kažką, na tai čia jau susitvarkysit, ar slėpsit. Jeigu rašom rašikliais, abiejų spalva ta pati, bet jeigu rašys vienas pirštu, kitas rašikliu, mes pamatysim, ne visose aplinkose mes tai galim daryti, tada galėsim keisti spalvą. Šiuo atveju, kadangi jie kaip ir bespalviai, tai nuspaudus mygtuką, mes rašom vieną spalvą dviesi. Na, dėja, kol kas dar nėra labai tokia protinga lenta, kad atpažintų 2 skirtingas spalvas. Prašau. Be abejo, jeigu kalbame apie PowerPoint'ą, įsisaugos, mes pamatysim, prieisim prie PowerPoint'o, jeigu norėsite, galėsite tai saugoti, nes PowerPoint'ą mes pasižiūrėsim, manau, čia daugumai, didžioji dalį, aktualiausias variantas yra PowerPoint'as, tai mes netrukus pamatysim. Na? Kol kas aš šiaip parinkau tiesiog paprastą aplinką, kad kaip tai veikia rašikliai pasižiūrėti. Dabar, jeigu norim kažką ištrinti, tai mes naudosim kempinėlę. Pakeliam kempinėlę ir galim trinti. Galim trinti kempinėlę arba galim trinti kumščiu. Na, mintis tokia, kad jeigu kažką parašot, tarkim, padarėt klaidą, kad nieks nematytų, tai gali taip ramiai. Rankos švarios, matot, nieko nenutiko. Tai trinimui naudojat arba kempinėlę, arba kumštį. Taigi, pagrindiniai dalykai. Pirštai pelė, rašikliai rašo, kempinėlė trina. Manau, tikrai nieko sudėtingo. 50 minučių praktikos tikrai sugebėsit ją valdyti. Tikrai paprasta. Dabar dar vienas svarbus dalykas. Tarkim, pripaišėm, prirašėm pilną lapą kažkokį ir paveikslėlį, ar dar kažką norim išvalyti. Tai iš principo, matom, lenta yra tokia ne visai mažytė, kempinėlė nėra didelė. Ir jeigu aš norėsiu išvalyti, tarkim, tai, ką aš pripaišiau, man reikės ilgai ir nuobodžiai trinti. Kad to daryti nereikėtų, yra toks vienas, pavadinkim, fokusas, sugudravimas, tiesiog norint išvalyti tam tikrą plotą, jums reikėtų tą plotą
kempinėlės pagalba apibraukti ratu ir paliesti centrą. Ir tas plotas, kurį apibrauksit ratu, jisai išnyks. Kaip tai atrodo gyvai? Imu kempinėlę, apibraukiu tam tikrą plotą ratu, liečiu centrą ir tas plotas išsivalo. Nereikės ilgai ir nuobodžiai trinti. Būtinai uždaryti ratą. Taip, forma, dydis nesvarbu, bet svarbiausia yra uždaryti ratą ir paliesti centrą. Tada tas plotas išsivalo. Tai toks greitesnis. Be abejo, kaip ir čia, matot, ta dalis liko, ne? Na, iš principo kaip? Jeigu aš čia kažką pripaišiau, tai daugmaž netiksliai, tai aš tą plotą ir trinu. Ne, kad, įsivaizduoju, kad aš pradėjau čia, tai aš čia ir turiu pabaigti. Kažkur tada viskas suveikia. Ne? Yra. O kitas, čia aš tik parodžiu tiesiog, būna ne viską norite išvalyti, ne, tiesiog tam tikrą dalį. Ne? Vat kaip yra tas, matot, toks, jeigu pastebėsit, toks apskritimas. Ne, vat. Keičiamas. Jeigu norite, galite keisti tą dydį. Tą dydį galite pakeisti nuėję į Smartink kortelę. Iš principų, kai nereikia, jūs tos Smartink kortelės ir nematote, bet kai prireiks, jinai visą laiką praktiškai bus prisikabinusi prie kažkokio lango. Išskleidus ją, jūs galite keisti trintuko storį, 3 storijai. Spalvas, tai spalvos yra mygtukai. Ir yra mygtukas išvalyti viską, tai jisai išvalo visą langą. Nereikėtų trinti. Daugiau čia tokių labai naudingų funkcijų. Žymeklis tai yra kaip highlighteris, kai būna tie geltoni žali markeriai pabraukimam, paryškinimams padaryti. Na, jeigu tai paišėt ant paveikslėlių ar kažkokių kitų programų ir tiesiog nebereikia jums nei tų užrašų, nei tų paveikslėlių, tai kad nieko netrint, galite paspausti tiksiuką, uždaryti paveikslėlį, tai užrašai išnyksta. Na, ir kitą kartą, kai aš atsidarysiu tos pingvinus, jie švarūs gražus. Ne, tų pažymėjimų nelieka. Taip. Jeigu norite išsisaugoti tai, ką jūs padarėt, kažkokius tai pažymėjimus, tarkim, tai vėlgi spaudžiat Smartink kortelę ir yra fotoaparatas įsiminti. Paspaudus įsiminti fotoaparatą, programa daro kaip ir tokį print screeną, sakysim, tai fotografuoja tai, ką jūs matote ekrane, ir ta nuotrauka kaip paveikslėlį kelia į mūsų užrašų knygutę, į Smart Notebook programą. Apie pačią Notebook programą mes pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taigi, toks paprastas valdymas. Reiškia, pirštų prisilietimais baksnuojate, valdote programas, rašiklių pagalba paišot rašot, kempinėlės pagalba galite ištrinti. Be abejo, ant desktopo tai paišo, tik tai, kai paišot ant desktopo, pakėlus rašiklį, pradedant rašyti ant desktopo, atsiras toksai kaip ir vadinamas sticky notas. Na, žinot, kaip prisiklijuoja. Nes dažniausiai ant desktopo nėra šiaip poreikio paišyti, kažkokiai trumpai informacijai greit perduoti, tai atsiranda toks tarsi sticky notas, kai būna, geltonas lipdukas priklijuojamas. Na, kažkas panašaus. Ir praktiškai ant daugumos programų rašo, nebent yra programos, kurios neleidžia ant savyje daryti pakeitimų, tada neleis paišyti, rašyti, bet tokių programų nedaug. Buvo klausimas dėl PowerPoint. Aktualus klausimas, kaip tą PowerPointą valdyti, ar mes galime ant jo paišyti, rašyti ir taip toliau. Kadangi čia ne mano kompiuteris, aš nežinau, ar čia yra kažkokios skaidrės paruoštos ar nėra, tai aš atsidarysiu tiesiog švarų, gražų, naują PowerPoint. Ne? Taip, susirandam. PowerPointas. Na, įsivaizduokim, kad čia bus kažkokios jūsų skaidrės. Na? PowerPointą jūs rodysit visame ekrane. Na, jūs į visą ekraną iškils klausimas, kaip tas skaidrės valdyti. Kai tik jūs pakliūsite į visą ekraną, jūsų kairiajame apatinėme kampe atsiras štai tokia įrankių juosta. Jis yra slankianti, reiškia, paėmę už tų taškiukų viršuje, galite ją persitempti į savo patogią poziciją, ten, kur stovite. Na ir čia turite rodiklėlę, kuri pagalba keliautumėt nuo skaidrės prie skaidrės, į kairę arba į dešinę. Na, paprasta. Dabar, jeigu norėsit padaryti pažymėjimus, papaišymus, imat rašiklį, vėlgi pasirenkat spalvą ir rašot. Jeigu persikelsit į kitą skaidrę, tie užrašai liks toje skaidrėje prieš tai, kur ir buvo. Pabaigus prezentaciją, pristatymą arba išėjus iš viso ekrano, jūsų paklaus, ar pageidaujate pasilikti savo užrašus. Jeigu aš paspausiu pasilikti, šitie užrašai, ką aš padariau, jie liks PowerPoint'o faile, kaip paveikslėliai.
kaip paveikslėlį. Jeigu aš nenoriu jų, spaudžiu atmesti ir tie užrašai išnyksta. Reiškia, pasilikti, jie lieka, įsiklijuoja į skaidrę kaip paveikslėliai, jeigu paspausiu atmesti, jie išnyks. Tai dažniausiai kaip bus, jūs atsinešę PowerPoint skaidrės, norėsite tos pažymėjimus daryti eigoje, paskaitų metu. Ir kitą paskaitą, jūs norėsite tą PowerPoint vėlgi turėti švarų gražų. Tai jūs dažniausiai spausite atmesti. Bet jeigu nutiktų taip, kad, tarkim, jūs sugalvosite tą PowerPoint su tais pažymėjimais, pasidalinti su juo, su studentais, tarkim, su tą informaciją, tai jūs paspausite pasilikti, tie užrašai įsiklijuos ir jūs tada tiesiog išsaugosite kaip antrą failą. Save as kaip antrą papildomą failą. Ir jūs turėsite du. Vienas su užrašais, kitą be užrašų. Ja? Taigi, nieko sudėtingo. Reiškia, pasiemus visą ekraną, jūs visą laiką turėsit valdymo įrankių juostą, kurie galite pasistatyti į tą poziciją, kur jūs stovite. Ar čia, ar toj pusėje. Rodiklėlių pagalba keliausit nuo skaidrės pas skaidrės. Rašiklių pagalba galėsit rašyti. Prašau. Dabar tai yra PowerPointas jau, tai yra paveikslėlis. Reiškia, kempinėlė jinai netrins. Bet jeigu jūs kaip paveikslėlį pažymėsit ir delete, tarkim, mygtuką, tai jūs ištrinsite kaip paveikslėlį. Tai jau nebebus rašomas. Tuo metu, kol aš neišsaugojau, aš galiu paišyti ir rašyti kempinėlę. Bet kai aš išsaugau, tai pasiverčia į paveikslėlį ir ištrint galiu aš tik tai visą su delete mygtuku. Dar gal kažkokių klausimų? Tada reikėtų kažkokią papildomą, kaip tos, turbūt galbūt naudojat kitose tos pelytės, tokios pointeriai tie vadinami, prisijungti prie kompiuterio. Čia dabar komplekto nėra. Bet iš principo, jeigu poreikis yra, ten galima susiorganizuoti tos dalykus. Lygiai taip pat su Word'u, Excel'u ir kitom Microsoft programom, tai, ką jūs padarysite, kokius užrašus padarysite tose programose, viskas integruosis į tuos failus. Tai nebus kažkur ant viršaus daroma užrašai. Bet jeigu aš paišysiu ant PDF-o ar kažkokių kitų failų, kaip paveikslėlis, tai aš paišysiu ant viršaus ir jie neišsisaugos tame dokumente. Tik tai Microsoft Office programos leidžia integruoti užrašus į save. Gerai, gal dar kažkokių klausimų turite? Prašau. Jeigu aš tą programą įsirašysiu, man tos lentos nereikia, ką aš galiu su kompiuteriu irgi bandyti lentą? Dabar, jeigu jūs šiuo atveju mes pačios programos dar kol kas nepamatėm. Jeigu jūs tos programos neįsirašysite, jūs atsidarysite PowerPoint'ą, tai jūs be abejo su pile valdysite PowerPoint'ą iš kompiuterio, ar su Space, ar su rodiklėlė. Bet jūs neturėsite rašiklių. Tai jūs nebus kaip papaišyti, parašyti. Taip, PowerPoint'as turi savo prezentacinius įrankius, galima juos įsijungti ir papaišyti, bet jeigu kažkokią pabraukimą padaryti su pelite, tai viskas tvarkoja, galima. Bet jeigu pabandysit žodį parašyti su pelite, tai atrodys turbūt nelabai kaip kampuotas, toks gan sudėtingai. Gal klausimas, jeigu savo laptopą čia atsinešus su tai rašyta programa, tai jungus vietoj šito viskas? Taip, be problemų. Jeigu jūs atsinešat savo laptopą, įsirašę programą, jums reikia pajungti du laidus. Projektoriaus laidą ištrauksite iš dėžės, šitos pasijungsite VGA kabelį ir USB jungtis yra lenta. Nenoriu aš junginėti, dabar čia pajungti. Tai yra jūs du laidus reiks pajungti. USB lentos kabeliukas ir projektorius. Ir jūs galėsite savo laptopą naudoti su šitą lentą. Tik jeigu norėsite valdyti lentą, būtinai tame laptope turi būti įrašyta programa. Nes kitaip be tos programos lenta bus neaktyvi. Galima ir HDMI, be abejo, tada tik reikia jums tada kabelio, nes šiuo atveju nėra jau čia. Ar yra galimybė, tarkim, padaryti taip, kad kiekvienas vartotojas turi savo prisijungimą, kiekvienas universitete, ir kad saugotų, tarkim, į kokį SkyDrive, kaip kitas. Matot, kaip yra. Dabar iš principo taip. Jeigu jūs galite padaryti kompiuterį, kaip ir dauguma turbūt kažkur yra padaryta, kad kiekvienas dėstytojas ateina ir įsiveda savo slaptažodį ir mato savo aplinką. Iš principo, ne? Dabar tas print screenas, kurį mes padarėm su pingvinais, jisai nukeliavo į notebook programą. Mes apie ją netrukus pakalbėsim. Jisai yra kol kas notebook programa, bet jis nėra galutinai išsaugotas. Iš šitos programos mes galėsim išsaugoti skirtingais formatais, viską mes pamatysime idėją, bus aiškiau. Ir tada tą išsaugotą failą, be abejo, jūs galite dėti kur norite, į SkyDrive'ą, į atmintuką USB.
kur tu jis išsaugojęs? Nu, tai išskaitęs, tarkim, pristatei projektą iš karto su keliauju. Net iš principo, kaip tas dėstytas? Jisai dažniausiai, jeigu ateina be savo kompiuterio, atsineša atmintuką, taip? Ateina atmintuką, pasileidžia tą savo PowerPoint skaidrės, parodo ir vėlgi išsineša atmintuką su visa medžiaga, jis nieko nepalieka kompiuterį. Tai lygiai taip pat ir toliau mes galim tą patį daryti. Tačiau nuspręsite patys, kaip jums patogiau. Gerai, galim keliauti toliau? Taigi, valdymas, manau, paprastas. Pažaidę 50 minučių tikrai sugebėsite ją valdyti. Tikrai nieko sudėtingo, sugadinti čia nėra ką, baksnuojat pirštais, kam nepatogu pirštais, pasiėmėt pagaliuką. Toliau mes matysime tos programinė įranga, kokios yra galimybės. Ar tos funkcijos, tos priemonės jums patiks, ar jūs jas naudosite spręsti jums. Kadangi nebūna žmonių, kurie išnaudoja visas galimybės, tiesiog taip nebūna, bet jeigu patiks, manau, galėsite panaudoti. Aš jums parodysiu tai, kas aktualu jums, nerodysiu to, ko jums nereikia, nes ten yra visokios galerijos ir panašiai skirtos vidurinėms mokykloms, ten varlės galim pjaustyti ir taip toliau, tai šitie dalykai jums neaktualu, tai aš praleisiu tos, parinksiu tai, kas jums naudinga. Taigi, programa, lentos programa susideda iš dviejų tokių kaip ir piktogramų, vadinkim tai. Tai reiškia, įsirašę programą į savo kompiuterį jūs atrasite du naujus ženkliukus. Vienas bus štai toks, Smart Notebook 11. Tai turėtų būti pagrindinė programa skirta darbui su šita lenta. Jinai iš principo yra labai panašiai PowerPoint. Panašiai tom, kad ten yra kuriamos skaidrės. Plius jinai turi savo papildomus įrankius, turi savo galeriją, na ir gali kai kurios keletą įdomesnių dalykų, ko negali, tarkim, PowerPointas. Ką gali, ko negali, aš parodysiu šiek tiek vėliau, kai nukeliausim prie darbo su ta programa. Jūs įvertinsit ir jeigu jums ta programa nepatinka, naudokitės PowerPoint'u kaip ir naudojatės. Jeigu jums patiko šita programa, norėsite pereiti, jūs galėsite visą savo PowerPoint'ą persikelti į Notebook programą ir dirbti su ta programa. Ja? Taigi vienas ženkliukas bus štai toks, Smart Notebook 11, na ir dar vieną piktogramą ženkliuką atrasit čia pačioje prie laikroduko, toks vat, mėlynas kvadratėlis su balto apskritimu viduje. Na, aš negaliu jo išdidinti, koks jis yra, toks jis yra. Tai yra keletas papildomų įrankių, kurie gali būti naudingi dirbant su šita lenta. Reiškia, paspaudus mygtuką, iššoka štai tokia lentelė, čia daug kas prirašyta, bet ne viskas mus domins. Iš viso to sąrašo aš jums norėčiau parodyti 3 įrankius, kurie mano manimu galėtų būti naudingi jums. Taigi aš juos parodysiu, kaip jie veikia, kaip juos panaudot, na ir kaip minėjau, ar naudosite ar ne, spręsite jūs. Taigi, pirmas įrankis, kurį noriu parodyti, yra įrašytuvas. Įrašytuvas leidžia įrašyti visą darbą, kuris vyksta lentoje arba kompiuteryje, vadinkim taip, į video filmą. Ir jeigu jūs dar priimtumėt mikrofoną, jūs turėtumėt video su garsu. Tarkim, atėję studentai norit įrašyti savo paskaitą, ką jūs darot. Spaudžiate įrašytuvas ir jūsų ekrane pasirodo įrašytuvo įrankių juosta. Kai tik aš nuspausiu raudoną apskritimą, nuo tos sekundės viskas, ką aš darysiu lentoje arba kompiuteryje, viskas bus įrašoma į video filmą. Taigi, spaudžiu raudoną apskritimą, vyksta įrašymas, dabar visi veiksmai, kuriuos aš darau lentoje, viskas įrašoma į video, na ir jeigu dar yra prijungtas ir mikrofonas, įsirašo ir mano balsas. Prie kompiuterio turėtų būti. Taigi, pasikeliu įrašytuvą, stabdau įrašymą, paspaudęs stop mygtuką, iššoka lentelę, nurodau, kur kompiuterį aš noriu išsaugoti tą failą, tai aš pasirinksiu darbalaukį, desktopą. Apačioje galiu prašyti pavadinimą. Programa standartiškai pavadinimui parenka datą ir laiką, kada vyko įrašymas. Tai vėlgi yra gerai. Spaudžiam save, programa sukuria video failą. Įrašytuvą aš dabar uždarau. Ir štai filmukas, kurį ten 7 megai, kas pastebėjo, čia šiek tiek, ten 7 KB turėtų būti, o ne MB. Kadangi kilo. Taip, kadangi ten vertimo klaida, kadangi labai mažas failas, tai iš tikrųjų. Mažokas. Ir pasakysiu taip, gyvos valandos įrašas užima maždaug apie 200-300 MB. Tai yra AVI formatas, štai va, ką jūs matėte. Ką jūs turite omeny rezoliuciją, ta prasme, nepasakysiu, kiek ten yra tiksliai pikselių, tai yra AVI formatas, tai yra, jeigu yra balta spalva, pavyzdžiui, jisai spaudžia jau automatiškai, ne, tai tie dalykai. Kiek tiksliai pikselių aš tikrai nepasakysiu, bet tai, ką matėt, tai yra tokia kokybė. Ja, tai tikrai, manau, tos kokybės pilnai užtenka. Aišku, čia ne HD filmas, bet įsirašyti paskaitėlės kažkokias, tai galite pasinaudoti šitą įrašytuvą. Jeigu būtų buvęs prijungtas mikrofonas, jūs girdėtumėt mano balsą. Dabar dėl mikrofono.
Jeigu naudojat nešiojimus kompiuterius, tai jie turi išorinius mikrofonus, tai įsirašytų balsas automatiškai. Tik tai, na, jeigu būtų triukšmas, įsirašytų ir triukšmas. Jeigu norit turėti geresnės kokybės garsą, reikėtų pasijungti laidinį mikrofoną. Bet kokį laidinį mikrofoną, tarkim, jeigu turit naudoti Skype ausinę su mikrofonu, to pilnai užtenka. Tik aišku, jūs tada būsite apriboti tame atstume, kokio ilgio yra tas laidas. Tai kom tai yra gerai? Atėjo, tarkim, turite paralelinės grupės, atėjo viena grupė, įrašėt paskaitą, kitą paskaitą ateina paralelinė grupė, paleidžiat video, einat kavos gertą, ne, nebereikalingi. Na, vėlgi, fantazijos reikalas, galite sugalvoti mokomosios filmukus, kažkokius video instrukcijas, tiesiog tikrai galima puikiai panaudoti, nes būna ypač pirmo kursai ateina, ten pastoji klausinė, kaip mums ten prisijungti prie sistemas, kažkokias užduotis pamatyti ir panašiai. Na, tai iš principo galite ir šito pagalbą padaryti įgarsintą video instrukciją, kažkur patalpinti tinklapyje, visi matys ir nebeklausinės jūsų. Galės pažiūrėti 10-15 kartų, dar bus paprasta. Tai, na, toks yra šitukas. Gerai, keliavam toliau. Dar du įrankiai, kuriuos norėčiau parodyti, tai yra dėmesio koncentravimo įrankiai, kurie galbūt bus naudingi, dirbant su šitą lentą. Juos rasite skiltyje kitos smart priemonės. Pasirinkus kitos smart priemonės, iššoka dar vieną lentelę ir iš to sąrašo aš norėčiau išskirti du įrankius, tai yra ekrano šešėlis ir srities žymėjimas. Ekrano šešėlis tai yra štai tokia ekrano užsklanda, kurią galite paleisti praktiškai vėlgi ant bet kokio programinio lango ir po ją gali būti bet kas. Jinai turi 4 rankenėlės, tai reiškia, jūs ją galite atidengti iš visų 4 pusių. Koncentruoti dėmesį į pirmąją eilutę, antrąją eilutę ir taip toliau. Ne? Ypač gerai, jeigu dirbat su vordiniais dokumentais kažkokiais, tarkim, galima pastraipam koncentruoti dėmesį ir taip toliau. Kaip sakot? Su X-iuku uždaro. Ne? Kaip? Ant jos ne. Jinai tiesiog kaip užklanda, vat kur... Tik su tikru markeriu. Tik su tikru markeriu. Dabar nežinau, turbūt žinot tokį dalyką, bet priminsiu, kas nežinot, tarkim, čia šiek tiek kitoks mygtuko pavadinimas. Kartais būna taip, kad iškyla būtinybė kažkaip tai, na, paslėpti tą ekraną, kol ieškot kažkokių failų. Na, tarkim, kad studentai nematytų. Tai žinot, turbūt yra toks mygtukas freeze ant projektorių pultelių. Jeigu kas naudojate, tai žinot, kas nenaudojat, tai dabar sužinosit. O ant šito modelio, konkrečiai ant šito pultelio, yra mygtukas hide. Paspaudus hide mygtuką, atsirado freeze. Reiškia, dabar jūs matysite šitą ekraną tol, kol aš vėl nepaspausiu hide mygtuką. O tuo metu, ką aš darysiu kompiuterį, jūs nieko nematysite. Tai iš principo aš čia galiu susirasti man reikalingą medžiagą kažkokią tai. Ant viršaus uždėti ekrano šešėlį. Tada spaudžiu dar kartą hide mygtuką, ekranas pasidaro juodas ir dar kartą hide mygtuką, jūs matote ekrano užsklandą. O kas po ją, iš principo jūs kaip ir nematote. Ne? Tai čia tokia joko forma, žaidimas, pabandykite atspėti, kas čia. Wow. Na, kas skaityt moka, čia parašyta. Ne? Tai iš principo būna taip, kad ateina dėstytojai į paskaitą ir pradeda vers folderius, ieškoti savo reiškia, prezentacijos ir visi ekrane mato. Ne, taip. Tik ant distancinio. Dažniausiai 90% projektorių turi mygtuką freeze. Aš surašysiu, kokia būna. Dažniausiai būna. Prie lentų taip. Prie visų lentų buvo. O nežinau, o toks nedidukas. Kurio vietoje jis padėtas, aš jums dabar nepasakysiu. Jam lentoje vietos nėra, dažniausiai būna, na, kažkur prie kompiuterio pasideda ir panašiai. Tarkim, čia vat, yra turbūt šitos Toshibos projektorius, čia yra mygtukas freeze, ne? O ant šito yra mygtukas hide. Gali būti taip, kad šitas turi hide. Šitas lentos, va šitas mažiukas yra lentos pultelis. O tas didelis tos Toshibos, kur čia stoja. Irgi manęs neklauskit, aš nepasakysiu. Jeigu nerasite nei freeze, nei hide, ieškokit mygtuko blank. Na, jeigu nerasit ir blank, tai dar gali būti mute. Bet čia jau labai retai.
Taigi matom tokį ekrano šešėlį, dėmesį koncentruoti palaipsniui, galite panaudoti, kam reikia. Na ir trečias dėmesio koncentravimo įrankis, kuris gali būti naudingas, tai yra srities žymėjimas. Pasirinkus jį, mes turėsim tokią kaip ir Jameso Bondo akį, kaip aš vadinu. Jos vėlgi pagalba galite koncentruoti dėmesį į norimas vietas. Tiesiog prisilietę, bet kur jėdame plote, braukydami pirštų po ekraną, jūs keičiatės poziciją. Koncentruoja dėmesį į norimas vietas. Paėmę užmėlę vietą, galite pakeisti jos formą ir dydį. Paspaudę įskleidžiamą meniu, jūs galite pakeisti tos akies nuostatas, jeigu reikia. Pirmoji nuostata yra skaidrumas. Šiuo atveju yra išdėta varnelė neskaidru, reiškia, apart akies mes nieko nematom. Jeigu aš skaidrumą padarysiu 25%, jūs blankiai matot bendrą vaizdą ir aš vėlgi galiu koncentruoti dėmesį į norimas vietas. Ne? Taigi, jūs galite keisti skaidrumą pagal poreikius ir galite keisti figūrą, kvadratas arba žvaigždė. Nelabai tokia. Ne, tai manau, tas apskritimas yra universaliausias. Ne, kodėl? Tai yra žvaigždė, tai ten kūjis pjautas. Tai yra figūra. Taip? Trečias užrašas yra išeiti, jūs išeinate iš šitos priemonės. Taigi, iš principo, 3 tokie įrankiai, kurie gali būti naudingi, yra čionais. Tai yra įrašytuvas, ekrano šešėlis ir srities žymėjimas. Tai jeigu jums, tarkim, patiko ekrano šešėlis, manote, kad galite jį panaudoti savo, tarkim, pristatymų metu, paskaitų metu, tai tiesiog atsisėskit prie kompiuterio, praeikit tą kelią, tos žingsniukus, kokius 3-4 kartus ir 5 kartą atėję prie lentos tikrai nepasiklysit. Jeigu pritaikymo nematote, tai ir pamirškite, nes jūs to įrankio ir nenaudosit, nes taip nebūna. Na, tie, kas dirba, tarkim, turbūt visi dirba, naudojat Word, Excelį daugiau mažiau. Prisipažinkit, kiek žinot, tarkim, to Wordo galimybių. Pakelkit rankas, kas žino visas galimybės. Ne? Tokių, matyt, labai nedaug. Ne? O taip, šiaip, jeigu savo atvirai prisipažinus, na, daug dievė 10-20%. Ne? Bet, gerai, 30%. Bet to pilnai užtenka, kad pasiruošti tos dokumentus, kuriuos jūs naudojate. Ne? Tai čia lygiai tas pats. Visko jums tikrai nereikia, nes visko neišnaudosite. Tiesiog pamatėt, kažkas patiko, porą kartų pabandėt, tai tikrai puikiai panaudosit. Nematot pritaikymo, pamirškit, nenaudosit. Taip jau yra. Gal turit klausimą apie šitos įrankius kažkokiu? Slankieji įrankiai, pasirinkus rodyti slankiuosius įrankius, atsiranda štai tokia slankiųjų įrankių juosta. Iš principo, visi tie patys įrankiai yra sudėti čia apačioje. Tai dėl to aš ir neapkraunu jūsų papildomą informaciją, nes manau, tais įrankiais, kurie apačioje naudotis, bus daug paprasčiau ir patogiau. Jeigu nenorėsite jų matyti, paspausite paslėpti slankiuosius įrankius ir jie išnyks. Taip, tie keletas mygtukų nelabai turėtų būti jums šiuo atveju aktyvus. Reiškia, jeigu jūs turėtume dar papildomas kolonėlės, tai šitas rutuliukas reguliuotų jų garsą. Na, čia. Ir dar vienas mygtukas paspaudimas yra šaltinio parinkimas. Tarkim, jeigu jūs atsinešite kompiuterį, pasirinksite HDMI kabelių, tai jūs paspaudėte tą mygtuką, pakeisite šaltinį. Ne, su video, HDMI, vaga. Tai iš principo, jeigu jūs laik naudosit šitą kompiuterį, kuris ir čia yra, tai jūs nieko nespaudinėsite, ateinat, įjungiat ir naudojatės. Toliau turim kalibracijos mygtuką, kadangi jūsų lenta sukalibruota, perkalibruoti jums jos nereikės, nes čia nieks nejuda viskas savo vietose. Ir tų klaustukų mygtukas, tai yra paspaudus jį, jums atidarytų internetinis tinklapis su žinynu, anglų kalba. Na, helpas vadinamas. Tai iš principo, kam reikia žinyno, vėlgi brūkštelkit man laišką, atsiųsiu lietuvišką instrukciją, manau bus. Na, aš jūsų, matot, nežinau, paštu, dėl to prašau parašyti man. Arba vienas žmogus man parašo, jo, jūs tada įsidalinsite, nes... Na, nuspręsit, kaip ten padaryti. Galite ir visi man parašyti, man tikrai nesunku visiems atrašyti, čia ne problema. Ne, čia butaforė, čia nieko...
Nieko nėra, yra tik tai galiukai, kurie laikui bėgant nusidroš. Tai jūs komplekte turite maišiuką su antgaliais. Tiesiog va, išsitraukia ir viskas. Ai, kaip jis atpažįsta, kad čia yra rašiklis, nepirštas vienas dalykas storis, galas ir va šito reflekcinė juostelė, dar irgi turi įtakos. O šitie galai, na, nežinau, po metų, 3, priklausomai kaip intensyviai naudosite, jie susitrins. Tai šitie angaliukai pas jūs dar yra paketukas kažkur su 4 ar 8 angaliukais, jeigu prireikia. Čia plasmasės gabalas, čia jokios technologijos nėra. Kas, šitas? Ai, lenta, žinokit, nežinau kainų, aš su kainom nebendrauju čia. Gerai, keliaujam. Prašau. Viskas čia normalu, ta prasme, riebalai, dar kažkas, jūs tą lentą liesit pirštais, jinai susiteps. Normalu. Kaip ją valyti? Na, ką aš darau? Dažniausiai pasiemu vandenuką, papurškiu, papirinės servetėlės ir valau. Jeigu, tarkim, yra riebaliukai kažkokie ir kažką nenusivalo su vandenuku, tai tiesiog yra kanceliarinėse prekėse valikliai skilti magnetiniam lentom. Na, turbūt žinot. Jeigu kažkas netyčia su tuo vardiniu markeriu papaišys, tai jau tragiškas įvykis. Ne, lentos jūs nesugadinsite. Tai galima paišyti. Geriau nereikia. Teoriškai. Praktiškai geriau nereikia. Kodėl? Turit magnetinę lentą kur nors? Kokioje auditorijoje? Ne? Kai jinai buvo švari, graži, nauja, jūs valėt, paaišėt, valėt, jinai valėsi, viskas gražu, gražu, gražu. Po pusmečio jinai pasidarė baisi, valyk nevalės, tiesa? Tai lygiai taip pat ir čia, jeigu naudosit paprastus markerius, susivaduokit, rodot vaizdą, o jums čia visokie va tokie va kažkokie brūkšniai bus. Na, negražu. Techniškai jinai veiks, bet, na, tiesiog bus tokie papildomi dalykai. Tai geriau nepaišykit paprastais markeriais. Naudokitės tais. Nereiks pirkti markerių, rankos bus švarios ir panašiai. Gerai, keliaujam toliau į Smart Notebook programą. Kaip ir minėjau pradžioje, kaip jinai ir turėtų būti pagrindinė programa skirta darbui su šita lenta, bet kaip ir minėjau, patiks, naudokit, nepatiks, dirbkit su PowerPoint. Nieks čia jūsų nieko neverčia. Taigi, programa iš principo yra panašiai į PowerPoint'ą, panašiai tom, kad čia irgi yra kuriamos skaidrės. Plius jinai turi savo įrankius, turi savo galeriją. Na, į galeriją mes nosies nekišim, nes jinai skirta vidurinėms mokyklams, tai jums ten nieko įdomaus tikrai nėra. Įrankius vėlgi pažiūrėsim vieną kitą, kuri gali būti naudingi. Dabar kaip dirbti su šitą programą? Na, pirmas būdas būtų aktualus tiems, kas tiesiog nori paišyti, rašyti. Va, čia jūs, kaip supratau, nori daug paišyti, rašyti. Tai ką jūs darysit? Ateinat prie lentos, įsijungiat Notebook programą, turit baltą popieriaus lapą, pasiemat visą ekraną ir jūs turit baltą lentą. Imat rašiklį ir paišot rašot. Ne? Su šituo. Rankos bus švarios ir niekada nesibaigs jisai. Pliusas. Prirašėt pilną lapą. Norit naujo lapo, jeigu tai būtų paprasta lenta, reikėtų viską išvalyti. Čia prirašęs pilną lentą, norit rašyti toliau. Įrankių juostoje, kur yra slankinti, reiškia, vėlgi pasistatot ten, kur jums patogu, ar vienoje, ar kitoj pusėje. Spaudžiat rodiklėlę į dešinę, jums atsidaro naujas švarus popieriaus lapas. Rašot toliau. Prirašėt antrą, norit trečią, vėlgi rodiklėlę į dešinę, rašot toliau. Norit grįžti prieš tai buvusį lapą, kažką papildyti. Rodiklėlė į kairę, grįžtate prieš tai buvusį lapą. Be abejo. Šau. Taip. Taip, jeigu jūs norite, kad du žmonės rašytų abudu vienu metu, bet skirtingom spalvom, tada tik tai šitoje aplinkoje, tai yra notebook'e, vienas naudotų rašiklį, kitas naudotų pirštą. Kaip tai veikia? Na, mes turim krūvą įvairiausių įrankių. Čia vieni iš įrankių yra rašiklį. Aš paimsiu naują lapą. Taigi, vienas žmogus pasiema rašiklį ir žalią spalvą, o mano pirštas bus paprastas rašiklis ir raudonas spalva. Taigi, šitas rašo žaliai, šitas rašo raudoną.
Tik tiek, kad vienas tada rašo rašikliu, kitas pirštu. Tai tokiu būdu jūs galite skirtingom spalvom paišyti rašyti, jeigu jums norite. Keturiais. Tai jūs galite 2 pirštus ir 2 rašiklius paimti. Rašikliai. Tik 4. Tik 4. Tik 4. Reiškia, 2 rašikliai, 2 pirštai. 2 spalvos, 4 linijos. Daugiau dėja kol kas. Aktyvus. 3 pirštai, bet tada tik 1 rašiklis. Maksimumas 4 taškai. 4 prisilietimai maksimumas. Ar 4 pirštai, ar 4 rašikliai, jeigu atsinešit iš kitos auditorijos, ar 3 pirštai rašiklis, reiškia, maksimum 4 taškai vienu metu. Jeigu 5, tai jau, matom, vis tiek veikia tik tai 4. Dabar tie užrašai, kurie yra padaryti skaidrėje, tai yra objektai. Juos galite didinti, mažinti, sukinėti. Reiškia, palietus štai šitą skaičiuką, matom, aplinkė atsiranda rėmelis, kaip aplink paveikslėlė. Tai reiškia, aš galiu jį padidinti, sumažinti, pasukti. Išleidęs papildomą meniu galiu klonuoti, iškirpti, kopijuoti, daug kitų funkcijų atlikti. Taip pat didinti, mažinti objektus galite kaip planšetėse 2 pirštais. Gabaliuką nutrinti, imat rašiklį, kempinėlę ir nutrinat. Trinti, kempinėlę gali trinti tik tai, kas parašyta rašikliais. Ir pirštu, kas parašyta. Aš turiu omeny, kad jeigu aš įkelsiu figūrą, kokią nors sakysim, tai figūros aš jau neištrinsiu. Ištrinti tik tai, kas parašyta rašikliais arba pirštais. Tai yra, kaip panaudotas rašiklis. Figūra tai yra jo objektas. Aš ją galiu ištrinti tik tai pažymėjęs ir sudėlyti mygtuku. Tai, tarkim, su markeriu parašom ir saugojam šitoj programai ir po to galim redaguoti? Be abejo. Be abejo. Taip, šitoj galite. Jeigu tai yra parašytas skaičiukas šitas, jūs įsisaugos, kitą kartą atsidarysit, jūs galėsite trinti. Be abejo, trinsit viskas. Dabar tai yra vienas. Dabar, jeigu jūs, geras klausimas dėl tų objektų, dėl rašymų, rašau žodžius kažkokius, tarkim, vis tiek atitraukiu pirštą ir panašiai. Kada programa fiksuoja, tai yra vienas objektas ar daugiau, yra tam tikras laiko tarpas. Jeigu jūs užtruksite tarp objektų, maždaug mažiau nei sekundė, iki sekundės, tai bus fiksuojama tas atitraukimas. Tai fiksuojamas, kai bus vienas objektas. Bet jeigu užtruksit daugiau negu 2 sekundės kažkur, tai jau bus 2 atskiri objektai. Šiuo atveju tai yra vienas objektas, bet jeigu aš parašau, pavyzdžiui, 2, pagalvoju ir parašau vėl 2, tai jau bus vienas. Šiek tiek ilgiau palaukus jau bus 2 objektai. Ne, nes ta prasme vėlgi tas rašymas, žinot, kaip pasakyti, toks įdomus dalykas. Jeigu tu rašai žodžius, sakinius, kartais norisi, kad sakinys būtų vienas objektas, tai yra tam laikas toks tam tikras. O iš kitų programų galima čia copy-paste? Be abejo, bet ką copy-paste būdu galite įsikelti. Tekstą, paveikslėlius, ką tik nori. Kaip pavyzdys, tarkim, aš čia daug neturiu, tai aš iš paveikslėlių. Copy. Paste. Turiu objektą. Tekstą, bet ką lygiai taip pat galiu. Dar mes pamatysim tikrai įdomių dalykų, ko neturi, tarkim, PowerPoint'as ir jūs galbūt pasirinksit šitą programą. Gerai, grįžtam prie tų užrašų. Tarkim, paskaitos metu aš prirašiau, gavosi pas mane 6 skaidrės. Noriu tai įsisaugoti, ką aš darau. Tai arba spaudžiu diskelį, arba einu į rinkmeną, įrašyti kaip,
nurodau vietą, parašau pavadinimą ir įsisaugau failą su tom 6 skaidriam, įsisaugau šitos programinės įrangos formatu. Tai reiškia yra, aš parodysiu. Tai reiškia, kad aš galėsiu atidaryti tą programą tik tuo atveju, jeigu aš turėsiu šitą programą pas savo kompiuterį. Jeigu saugotės dėl savęs, tai viskas tvarko, jūs turite licenciją, visą įstaigą, programą galite įsirašyti tiek kompiuterį, kiek norite, jūs galėsite tą programą atsidaryti. Bet jeigu jūs sugalvosite informaciją paduoti, tarkim, pateikti studentams, be abejo, tos programos neturės. Tada jūs galite šitą visą informaciją eksportuoti į vieną iš 4 formatų. Keliaujat į rinkmeną, pasirinkat eksportuoti kaip ir pasirinkat vieną iš duotų formatų. Kokie tai yra formatai? Tinklapis, tai yra HTML formatas. Ne. Kas naudojat tos formatus, žinot, kas tai yra? Paveikslų rinkmenos pasirinksite JPG ar PNG paveikslėlis, kiekviena skaidrė bus išsaugota kaip atskiras paveikslėlis. Manau, irgi aišku. PowerPoint, PDF. Čia turbūt bus dažniausiai naudojami formatai. Vienintelis klausimas gali iškilti, kas tas CFF formatas. Na, jums tai turėtų būti neaktualu. Tai yra interaktyvių lentų universalus išsaugomo formatas. Na, tai reiškia, kad jeigu išsaugosiu šito formatu, aš nueičiau į kitą auditoriją, kur yra, tarkim, kito gamintojo lenta, su sąlyga, kad tas kitas gamintojas atpažįsta šitą formatą, aš galėčiau tą medžiagą ten atsidaryti. Ant to kito gamintojo programinės įrangos. Tai bus kaip paveikslėliai, kaip objektai. Ne, jeigu tai yra tvarkoj. PowerPoint. Desktopas. Parašysiu trumpą pavadinimą, kokį nors test. Turi. Pamatysim. Jis konvertuojasi į PowerPointą. Štai. Ir dabar šitie objektukai, na, tai yra tekstas kaip ir tekstas pasidarė, paveikslėlis bus paveikslėlis, užrašai paveikslėliai. Ja, atskiri, matom, kiekvienas kaip atskiras. Na ir tam PowerPoint jau galim išsiųsti. Taip. Be abejo, arba su virtualia, arba su šita. Taip, tiesiog bakstelit vietą maždaug, kur norite ir galite rašyti. Tekstas irgi yra objektas, po to galite padidinti, pasukti, pakeisti ir panašiai. Taip, dabar mes pamatėm pagrindinius dalykus. Dar vienas įdomus dalykas, kas gali būti naudinga. Tarkim, jeigu jūs atsinešat savo nešiojamą kompiuterį, pravedėt paskaitą, yra čia ta informacija ir norit iš karto ją išsiųsti studentams. Jeigu jūs turite savo kompiuterį sukonfigūruotą Microsoft Outlook paštą, tai jums tai reikia eiti į rinkmeną, siųsti į laiško gavėjas kaip PDF, jums atsidarys Outlookas su prisektų failu kaip PDF ir tai reikia prašyti studento elektroninius paštus ir viskas iškeliauja. Labai greitai. Tai irgi yra pliusas, bet na, su sąlyga, kad jūs turite sukonfigūruotą Microsoft Outlook paštą. Tai jeigu naudojate savo nešiojimą, tai jokių problemų, bet jeigu bendras, tai turbūt tada reiks eksportuoti ir naudoti tas webinius savo mailus. Gerai, aš šitas skaidrės pratrinsiu, man jų nereikia čia tiek daug. Mes dabar pasižiūrėsime įrankius, kokie yra, tiesiog įdomumo dėlį, kad žinotumėm, kas yra, ir tada parodysiu vieną kitą, pavadinkim taip, fokusą, kaip gali atrodyti, na, sakysim, tos prezentacijos, tos skaidrės šiek tiek įdomiau negu naudojant PowerPoint. Ir vieną kitą tokį papildomą įrankį, kurio neturi PowerPointas. Na, galbūt bus naudinga, galbūt ne. Dabar įrankiai, kurie yra viršuje, mes vėlgi visų nežiūrėsim, ne visų mums reikia. Jeigu jūs savarankiškai bandysit pažaisti su šitą programą, tai užvedę pelytę, bet kurio iš įrankių jūs pamatysit paaiškinimą, kas tai yra per mygtukas. Na, pavyzdžiui, kas čia? Pridėti puslapį. Reiškia, aišku, paspaudus aš pridėsiu puslapį. Na, taip ir nutiko. Kas čia? Šalinti puslapį. Na, tai paspaudus aš pašalinsiu puslapį. Taip ir nutiko. Kas čia? Rašikliai. Ne, reiškia, paspaudus galėsiu pasirinkti rašiklį ir rašyti. Na. Taigi, įrankiai, kurie yra viršuje, kurie gali būti naudingi. Rodiklėlės, jos skirtos keliauti nuo skaidrės prie skaidrės. Ne? Tokias pačias dvi turiu ir šitoj pusėje, kad jeigu stovėsiu šitoj pusėje, kad man nevaikščiot pirmin atgal, aš galiu pasinaudoti šitais įrankiais, kurie yra čia. Šita įrankių juosta, jinai gali būti tiek vienoje, tiek kitoj pusėje.
Yra tokia pilka rodiklėlė su dviem galais. Paspaudus ją, aš galiu persikelti įrankį juostą į kitą pusę. Lygiai taip pat su viršutinė juosta, jeigu ateina žemesnio augio žmogus nepasiekia tų mygtukų, jūs galite juos nusileisti į apačią rodiklėlės pagalba. Vieną kartą pasieksit, ne? Ne, jeigu rimtai, tai ateinat prie kompiuterio ir paprastai lygiai taip pat gali tai padaryti, ne? Pliusiukas, iksiukas mes matom, prideda puslapį, naikina puslapį, rodiklėlės virš jų, matytos turbūt piktogramas iš kitų programų, jeigu padarom klaidą ar lepsusą, po vieną žingsnį galim grįžti atgal. Ne? Diskelis išsaugo, aplankalas atidaro išsaugotą failą. Tai yra standartiniai mygtukai, kuriuos sutinkama dažniausiai visose programose. Toliau seka didelis mygtukas su tokiu kaip ir kompiuterio monitorium ant jo. Kas tai? Tai yra skaidrių rodymo režimo pasirinkimo mygtukas. Pavadinimas labai ilgas, bet viskas labai paprasta. Nuspaudus tą mygtuką, jūs pasirenkat režimą, kokiame režime norite matyti esamas skaidrės. Pirmas pasirinkimas visą ekranis, tas vadinamas full screenas. Ne, pasirinkus jį mes skaidrę matome visame ekrane. Tai paruoštas skaidrės turbūt kaip ir PowerPoint, čia turbūt geriau rodyti visame ekrane. Daugiau vietos, daugiau matosi, viskas daug smagiau. Antras pasirinkimas yra permatomas fonas. Šito jūs turbūt nenaudosite, bet jeigu netyčia nuspausite, kas nutiks. Jūsų užrašų knygutė pasidarys permatoma, ar tai, kas buvo skaidrėje, atsiras tiesiog ant darbalaukio arba ant trečių šalių programų. Ja? Tai galbūt gali būti kažkada norėsite prilyginti kažką iš skaidrės ant kažkokio kito failo, kaip tai atrodytų, tai galite persikelti. Jeigu netyčia paspausite, nestresuokite, norėdami grįžti atgal, paspaudite patį mygtuką įrankį juostoje, grįžtate į prieš tai buvusį režimą. Galite skambinti be jokių problemų. Trečias pasirinkimas gali būti gan įdomus, rodyti du puslapius. Jūs galite pamatyti dvi skaidrės viename lange. Tai yra gerai, gali du žmonės kažką daryti vienu metu skirtingose skaidrėse. Na ir taip pat jūs galite perkelti objektus iš skaidrės į skaidrę, tiesiog paimimo būdu. Paimti ir perkelti. Gal išrūšiuoti paskui tos metu galima ten diskutuojant ir taip toliau, ne? Ar sulygint, prilygint, na, tikrai gali būti naudingas dalykas. Taip pat jūs galite tas dvi skaidrės pasimti dar ir į visą ekrano režimą ir dirbti tokiame režime. Na? Tai gali būti naudinga. Na, toliau skaičiukai, manau, viskas aišku. Kuo didesnis skaičiukas procentaliai, to didesnė ta skaidrė. Toliau, štai čia turime ekrano užsklandą labai panašiai, kurią mes jau matėm, bet jinai uždengia ne visą ekraną, o tik tai skaidrę. Taigi, jeigu dirbo šitoje aplinkoje, jums reikalinga ekrano užsklanda, galite pasinaudoti šitą. Lygiai taip pat atsidaro iš kelių skirtingų pusių. Lentelėms skirtas mygtukas, jeigu norite turėti lentelę, pasižymit, kiek bus stulpelių ar eilučių, turit lentelę skaidrių. Tai yra objektas, jinai yra judri, galite ją persikelt, pasididinti, prasiplatinti, nieko stebuklingo. Kuo jinai gali būti įdomi? Pirmas dalykas, jeigu aš paimsiu rašiklį ir parašysiu kažką į lentelės langelį ir paėmęs kempinėlę trinsiu, aš ištrinsiu tik tai, ką parašiau, bet ne pačią lentelę. Tai yra gerai. Na ir taipogi į lentelės langelius aš galiu įkelti objektus. Paveikslėlius, tekstą arba kažką rašytą ranka ir tai taps lentelės dalimi. Tarkim, noriu šitą skaičiuką turėti lentelę, aš paimu jį ir įtempiu norimą langelį. Jis ten įsiklijuoja ir dabar aš jau jo ištrinti nebegaliu. Na, tai, ką aš parašysiu šalia, tai aš ištrinsiu, bet kas yra lentelėje, nebeišsitrinu. Persigalvosiu, man tai reikia ištraukti į lauk ir aš čia vėl galiu jį ištrinti. Na, tai, jeigu pildyti kažkokias duomenis, kad nedingtų, galima susikelti. Dar vienas įdomus dalykas tai, kad jūs galite uždengti lentelės langelius ir turėti mini užsklandas. Na, teko turbūt matyti arba girdėti tokį žaidimą Polė čiudės, stebuklų laukas. Na? Taigi mes kažką padarysim panašaus. Žaidybinio tipo pavyzdys tiesiog mums pamatyta funkcija. Ką aš padarysiu? Aš įrašysiu žodį į lentelę, rašysiu po vieną raidę į langelį. Kai aš pasižymiu langelį, kurį aš noriu kažką įrašyti, man iš karto atsiranda vordinė eilutė, kur aš pasirenku spalvą, šriftą, dydį ir galiu išrašyti kažkokį tai tekstą. Na, kad būtų greičiau, aš pasinaudosiu klaviatūrą, kuri yra čionais. Taip, įrašysim.
Įrašiau. Dabar pasižymiu tos langelius. Matom, jų spalva šiek tiek pasikeičia. Ir spaudžiu išskleidžiamo meniu. Ir štai, ką aš galiu padaryti su pažymėtais langeliais. Na, standartinės funkcijos, sulėti elementus, tai būna merge cells, manau, čia viskas aišku. Ištrinti elementus, įterpti eilutę, ištrinti eilutę, stulpelį, įterpti, ištrinti stulpelį. Šitos dalykus visi puikiai žinom. Na, jeigu pasirinksim pridėti elemento šešėlį, mes turėsim tokias mini užsklandas. Na ir dabar, kaip tam žaidimė, sukite ratą, spėkite raidę. Na? Raidę A. Jūs galite po biškį atidengti po truputį, atidengti papildomą informaciją. Galite vėl uždengti. Taigi jūsų fantazijos reikalas. Na, tiesiog palaipsniui norint atidengti informaciją, galim panaudoti šitos mini užsklandėlės. Toliau, fotoaparatas. Bus puikus įrankis tiems, kurie ieškosi medžiagos internete ir daro print screenus. Tai čia bus jums įrankis numeris 1, leis įsikirti bet kokią informaciją iš bet kokio programinio lango ir kokybė lyginant su print screenu bus žymiai geresnė. Paspaudus fotoaparatą, jums iššoks lentelė su 4 mygtukais. Dažniausiai naudosite 2. Arba pirmą, arba paskutinį. Tiesiog juos naudoti yra patogiausia. Pirmasis mygtukas leidžia aplink sritį, kurią norite išsikirpti, suformuoti stačiakampį. Ir tas stačiakampį jūs išsikirpsite ir įsikelsite į savo notebook programą. Paskutinis mygtukas leis tiesiog, ką apsibrauksite, tą įsikirpsite. Tarkim, keliaujame kokį internetinį tinklapį. Čia vyksta kažkas. Na, mes turim čia kokį nors. Nuo ko? Tas pats. Iš principo tas pats. Taip, visiškai tas pats. Tarkim, einam į kokį nors Delfį. Ir sakysim, aš noriu išsikirpti, na, tarkim, tutą, ne, ten, žinai, ne? Gerai, referendumas. Tarkim, noriu įsikirpti šitą paveikslėlį su tekstu. Ir iš principo, kopijų man turbūt niekas neleis padaryti, taigi aš pasiimu fotoaparatą. Šiuo atveju man turbūt labiausiai tiktų stačiakampis. Pasirenku jį ir aplink tą sritį suformuoju stačiakampį. Matom. Net leidęs pirštą arba pelytę suformuoju stačiakampį. Matom, mirksi toksai. Atleidžiu, čikšt ir tai jau mano užrašų knygutė. Štai mano notebook'e tai yra. Tai yra paveikslėlis ir jeigu aš jį išdidinu, atkreipkite dėmesį į kokybę. Na, jeigu jūs print screeną išdidinat, ten taip viskas įsilieja, kad nieko nesimat. Aišku, čia irgi ne HD, bet be abejo, jeigu labai mažą paveiksliuką didinsim, tai jis irgi liesis. Bet iš principo, jeigu jūs padarysit print screeną viso šito lango ir išdidinsit, tai tikrai liesis. Tai čia kokybė gan žymiai geresnė. Na, o paskutinis mygtukas leidžia, ką apsibrauksit, tą išsikirpsit. Kaip ir minėjau, jūs galite kirpti bet ką iš bet kur. Tarkim, savo skaidrėje aš noriu turėti ne visą koalą, o tik koalos, pavyzdžiui, snukutį. Tai pasiimu paskutinį mygtuką ir apsibraukiu tai, ką aš noriu išsikirpti. Čikšt. Ir tai aš jau turiu čia. Taip atrodo pirmą kursą į pirmą paskaitą, ne? Tarkim. Taigi, fotoaparatas tikrai gali būti neblogas įrankis, leidžia išsikirpti. Dabar, jeigu nutiktų taip, kad jums nepatinka šita programa, jūs dirbot su PowerPoint'u, tai šito įrankiu jūs galite pasinaudoti. Jūs išsikirpat, tada darot to objekto išskleidžiamą meniu, pasirinkat kopijuoti, atsidarot PowerPoint'ą, darot įklijuoti. Tas paveiksliukas atsiranda PowerPoint'ą, dirbkite toliau su PowerPoint'u, jeigu jums šita programa nepatinka. Keliavam toliau. Paskutinė sekcija su įrankis, kuri gali būti naudinga. Rodiklėlė, tai yra pelės simbolis, jeigu jinai nuspausta prisilietimai veikia kaip pelė. Figūros, jeigu prireiktų figūrų kažkokiu, tai yra krūva figūrų. Standartiškai jos yra nespalvotos, jeigu norėsite turėti spalvotas figūras, tai šalia pasirinksit spalvos ir linijų stilius. Na, galėsit nusibrėžti norimą figūrą, jeigu prireiktų. Daugiakampiai papildymas figūrų. Kibirėlis, jisai spalvina tik tai figūras, užpildo figūras, tik tai figūras.
Pasirinkus spalvą, bakstelis ant figūros, užpildo tą figūrą. Toliau rašikliai. Krūva įvairiausių rašiklių. Standartinės 4 spalvos kaip apačioje, plus papildomas spalvos, papildomi stiliai ir papildomi rašiklių tipai. Mes pamatysim įdomesnius. Kreidelė, tai yra tas pats, kas pažytamas su kreidelė ant paprasto lapo, čia tiesiog, kad žinotumėt, kad tokie yra. Žymeklis, kai būna tie geltoni, žali markeriai, pabraukimams, paryškinimams padaryti. Pliusas jų yra tas, kad jie neuždengia objekto, o paryškina jie. Ne? Nes jeigu kitų rašiklių aš brėšiu, tai aš jį uždengsiu, o paprastas rašiklis, žymeklis tiesiog pažymi. Taip. Šitos naudosite. Nes šita programa turi savo papildomus įrankius, kurie veikia tik šitoje aplinkoje. O PowerPoint'ą jūs naudosite tom 4 spalvom ir tais rašikliais, kurie tenais. Kūrybiškai, šie tokie žaismingi, tokie, pažaidimams, jeigu kažkam bus įdomu, galėsit pažaisti. Stebuklingas rašiklis pamatysim šiek tiek vėliau, nenoriu ant balto lapo rodyti, parinksiu tam tikrą situaciją. Ir format pažinimo rašiklis padės taisyklingai nubrėžti keletą tokių formų, kaip apskritimas, stačiakampis, puslankis, tiesė ir trikampis. Pataiso tas formas. Ne? Tai kažkokios schemas gal pabražyti ir panašiai. Toliau A raidė, tai yra tekstas, pasirenkat spalvą, šrifto dydį galite atsirinkti norimą tekstą. Linijos rodiklėlės skirtas pabraukimams, pažymėjimams padaryti, tai yra tiesė, su galais, be galų, spalvotos, nespalvotos, punktyrinės, žodžiu, daug įvairiausių rodiklėlių. Ir paskutinis įrankis yra kempinėlė, tai yra tas pats, kai jūs pakeltumėte kempinėlę nuo pačios. Jinai trina, bet jinai trina tik tai rašiklius. Netrins figūrų, netrins kitų paveikslėlių, jinai trins tik tai rašiklius. O storis reguliuojasi? Rašymo? Taip, be abejo, reguliuojasi. Reiškia, čia pasirinkus, tarkim, rašiklį yra linijų ir stiliai ir nori, tarkim, žalio, tokio storio, tokio rašiklio. Ir jisai man rašo. Gal yra tokių elementų kaip rezistorių, tranzistorių? Deja. Bet jeigu jūs turite kažkokius paveikslėlius, kažką pas save galima įsikelt. Copy-paste būdu. Kaip? Taip, grupavimas yra. Bet rodiklė, kad prikiptų būtent prie krašto, čia bendro ar milimetro. Ne. Reikia tiksliai pačiam pritraukti. Detempt reikia, taip. Nėra to tokios funkcijos. Taigi, tokie įrankiai. Mes praleidom dar stebuklingą rašiklį. Tai gal kažkokių klausimų dar apie įrankius turite? Mažoka. Gerai, tada trumpai dar parodysiu, kur galeriją galite rasti. Ir tada vieną kitą fokusą tiesiog parodysiu, kaip galima pasidaryti savo pristatymą šiek tiek įdomesnį, jeigu to aišku reikia. Ne? Tvarkoj, galerija. Jeigu norėsite rasti galeriją rasite skirtukę, kur yra paveikslas nupieštas ir pasirinkę svarbiausia galerijos dalykai, matysite dalykus, kurie dėstomi mokyklos. Tai yra vidurinių mokyklų lygio galerija, tai manau jums bus neaktuali. Na, bet galbūt kažką įdomaus atrasite, tai pasižiūrėsite, mes laiko negaišim. Aš tiesiog iš galerijos pasimsiu vieną paveikslėlį ir jums parodysiu, kaip veikia stebuklingas rašiklis, nes nenorėjau balto lapą parodyti, tiesiog netaip įdomu. Taigi, aš pasimsiu tokį iš biologijos, man labai patinkantį paveikslėlį. Štai tokį. Taigi, aš jums pravesiu dabar tokią mini biologijos pamoką, tarkim. Ne? Dabar, kai aš esu visame ekrane, nebematau įrankių, kurie buvo viršuje. Ne? Jie kažkur dingo. Jie pasislėpė štai šitoj įrankių juostoje po daugtaškiu. Nuspaudus daugtaškį atsiranda visi tie įrankiai, kurie buvo viršuje. Jų pavadinimai. Ne? Taigi man reikalingas stebuklingas rašiklis, aš nusirandu sąraše stebuklingą rašiklį. Štai jis. Ką jisai gali? Jisai gali 3 dalykus. Tai iš tikrųjų prezentacijoms, pristatymams gali būti puikus įrankis. Pirma, viską, ką jūs juo parašysite, visi užrašai paimsi po 6 sekundžių ir išnyks. Taigi, tarkim, aš jūsų biologijos mokytas, pradedam pamoką. Sveiki vaikai. Čia yra pas mus kas? Galva. Ne, aš pažymiu. Tai yra galva, paakcentuoju. Kas ta galva?
Na, tai yra tokia dėžutė, į kurią įdėta košė ir prikabintas ausis. Ne? Kol aš kalbu, matant, tas užrašas paėmė savaime ir išnyko. Ne? Iš principo man nereikėjo, tai sekundai pakcentavau ir man to užrašo nebereikia. Be abejo, aš galiu naudotis ir paprastais rašikliais, man nieks nedraudžia. Bet jeigu aš čia pakaulelį narsius, čia bus tiek daug visko pripaišyta, prirašyta, kad ir pats susipainiosiu ir kitus supainiosiu. Ne? Tai pirmas dalykas, kad gali stebuklingas rašiklis, jis tiesiog savame po 6 sekundžių išnyksta. Antras dalykas, ką jisai gali, jeigu aš tuo rašikliu nubrėšiu apskritimą, aš turėsiu tokią kaip ir vadinamą Jameso Bondo akį. Taigi aš noriu sukoncentruoti jūsų dėmesį į tam tikrą vietą, sakau, štai čia yra galva, brėžiu apskritimą ir jūs jau žinot, kur jums žiūrėti. Aš kart sufokusuoju jūsų dėmesį būtent į tą vietą, į kurią aš nubrėžiu apskritimą. Toks neblogas įrankis būtent fokusuoti dėmesį norimas vietas. Toliau aš po to vėlgi galiu jį perkelti į kitas vietas ir parodyti kitas svarbias vietas. Taip. Taip. Paėmus už mėlynos juostos, galite jį reikia pataikyti. Ne. Negalima. Reiškia, reikia iš karto brėžti tokią dydžio, kokią norite. Ai, zoomą. Be problemų, tada brėžiam stačiakampį. Ir didinam. Taigi 3 tokie dalykai. Parašius išnyksta, apskritimas Jameso Bondo akis, stačiakampis didina. Išnykimas, jisai pirmas prisilietimas nyksta 6 sekundės po jo prisilietimo. Jūs pastebėtis to lygiai, ne visas išnyko iškart, bet to lygiai, po truputį. Šitas, kol X-iuko nepaspausiu, tol jisai ir bus. Ne? Kai paspausiu X-iuką, tada jisai išsidarys. Bet tas užrašas matom, pastebėkit. Jisai išnyks palaipsniui, ne? Kaip aš jau parašiau. Na, aš tiksliai nepasakysiu. Bet irgi taip, na, palaipsniui, ne? Tebu net kitokia bus. Ratu, matot, jeigu aš padarysiu apskritimą, jinai į Jameso Bondo akį iš karto įjungs. Na, aš manau, kad čia nedidelė problema, ne? Gerai, dabar tiesiog keli tokie fokusai, pavadinkim taip. Tiesiog, kaip galima padaryti savo tarkim, tą pristatymą šiek tiek įdomesnį. Pradėsiu nuo pačių paprasčiausių. Tarkim, aš paimsiu iš galerijos kokį pirmą pasitaikiusi elementą, skaičius 2. Ne? Tarkim, mūsų susirinkimo tema skaičius 2. Ne? Jeigu mes sėdėm įmonėje, skaičiuojam, pavyzdžiui, mūsų praėjusių metų ten ar pelną ar kažką, sako, mūsų pelnas 2 milijonai, mums reikia sauso skaičius, visi matom, visi suprantam. Aš jį tiesiog paimu iš galerijos, įsikeliu ir visi suprantam, apie ką mes kalbam. Ne? Bet jeigu aš noriu šiek tiek kažką įdomiau padaryti, traukti auditoriją, atkreipti jūsų dėmesį, tai aš padarysiu kažkokį vieną kitą įdomesnį variantą. Ne? Pavyzdžiui, aš galiu paimti ant viršaus užbrėžti kažkokią tai figūrą, objektai sluoksniuojasi. Ne? Ir pradedant paskaitą, jūs dabar galvosite, kad mes kalbėsim apie stačiakampį. Ne? Nors iš tikrųjų mes kalbėsim apie skaičių 2. Ne? Jau kažkoks judesys, jau kažkas vyksta, jau šiek tiek įdomiau. Ne? Bet dabar kaip gausi? Aš turėjau paimti ir patraukti tą stačiakampį į šoną. Na, papildomas darbas turėjau eiti kažką daryti. Galbūt aš noriu, kad jisai ir dingtų. Ne? Tai... Aš galiu priskirti animaciją. Dauguma jūsų, kas naudojat PowerPoint'ą, turit visokią animaciją. Atskristi, išskristi ir panašiai. Ne? Na, tebūnie, aš tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėt kaip yra, jūs nuspręsite, jums to reikia ar nereikia. Na? Tarkim, aš noriu, kad prisilietus tas stačiakampis iš čia kažkur dingtų. Tai aš jam galiu priskirti animaciją. Ką aš padarau? Aš jį pažymiu, tada einu į savybių skirtuką, tai yra A raidės su spalvotu kvadratėliu. Ir aš galiu keisti to objekto savybės. Savybės įvairiausios. Aš galiu keisti spalvas, užpildus galiu daryti pereinamosius kažkokius. Galiu linijos stilius keisti ir taip toliau. Ir viena iš kortelių yra objekto animacija. Aš galiu priskirti tam objekto animacijų. Pasirenku tipą vieną išduotų. Atsirasti iš miglos, išnykti migloje, išskristi ir panašiai. Šiuo atveju man reikia, kad jisai kažkur išnyktų. Aš pasirinksiu, pavyzdžiui, išnykti migloje. Na? Taigi, šiandien mes pakalbėsim apie skaičių, kuris yra jau šiek tiek kitaip. Galim dar kitaip padaryti. Aš paimsiu rašiklį, baltą rašiklį ir labai storą liniją.
ir užpaišysiu ant viršaus. Kempinėlė trina, jinai trina rašiklį, bet neskaičių. Ką jūs matot? Tuščia, nieko. Ne, nors iš principo ten yra skaičiukas užpaišytas baltų rašikliu. Taigi, mūsų susirinkimo tema šiandien bus skaičius, kurį gauname iš 135, atėmė 132. Na, kol jūs skaičiuojate, aš jums atidengiu tą skaičių. Na, vėlgi, toks, galima sakyti taip, su mažais vaikais, bet auditorijos dėmesys yra įtraukiamas šiek tiek, ne, šiek tiek kitaip ta informacija pateikiama, jeigu to, aišku, reikia. Dar vienas svarbus momentas. Žinau, kas naudojat PowerPoint'ą, jeigu naudojat video failus, esat priskyrę nuorodas į video. Ne? Ir jeigu, tarkim, tas filmukas ten ar YouTube ar kažkur išnyksta, tai tada ta nuoroda nebeveikia. Į SmartNote programą jūs galite įsikelti video kaip objektą. Ne nuorodą, bet patį video. Tiesiog, ką jums reikia padaryti, jums pirmiausia reikėtų konvertuoti tą video į flashą ir tada galėtumėt jį įsikelti čia. Yra daug visokių, pačiam notebook'e ne. Aš naudojuosi internetu, tai paprasčiausia situacija. Mes atsidarom internetinį tinklapį ir parašom video to flash converter. Galime atsisiųs programą, aš mėgstu viską daryti online, tai aš pasirinksiu video to flash converter online. Pasirenku pirmą. Tarkim štai šitą. Ką man reikia padaryti? Kur yra browse mygtukas, aš nurodau tą video failą, kurį aš noriu konvertuoti. Jis turi būti pas mane kompiuterį. Ne? Paimsiu Windowsinį, tą laukinę gamtą, čia pavyzdinis vienas yra. Open ir convert. Programa greitai konvertuoja tą failą. Ir atsiunčia mums aš jį išsaugosiu ant darbalaukio. Kaip flash. Taigi, aš ant darbalaukio turiu išsaugotą tą failiuką. Tada einu į notebook programą, spaudžiu įterpti ir pasirinku vaizdas. Surandu tą video failą, jisai ant darbalaukio pas mane turi būti. Štai. Open. Ir tai jau yra jūsų notebook objektas. Tas pats video, bet jisai ne nuoroda, ne kažkas, o tai yra objektas. Jūs galite ant jo rašyti. Na, būtų kolonėlės, girdėtumėt be abejo ir garsą. Kolonėlės, neįjungtas, tai nesigirdi garsą. Ir tai yra objektas, jau kaip paveikslėlis keliaus su jūsų failu. Tai yra tikrai didelis pliusas, kas naudojat video PowerPoint'e nuorodas. Na, taip labai paprastai galite viską susikelti. Gali būti, dauguma sako, kad nelabai jiems pavyksta ten su tom nuorodam susižaisti, bet galite rašyti ant to video, irgi yra pliusas. Taip, na ir dar vieną tokį įdomią funkciją noriu parodyti. Jūs galite pasidaryti tokią kaip ir nuosavą judesį, nuosavą animaciją skaidrėje. Arba kitaip sakant, galite pasilengvinti savo darbą. Tarkim, pavyzdys toksai paprastas, labai nesigilinamas, teisingas ar neteisingas, mūsų svarbiausia funkcija. Tarkim, aš žinau, kad aš pats skaitos metu, sakysim, kažką braižysiu. Jeigu aš daug braižysiu, aš daug stovėsiu taip. Ja? Na, kas vyks už mano nugaros, nelabai matysiu. Taigi aš galiu iš anksto pasiruošti. Na, aš išsikelsiu iš galerijos kažkokį tai foną man tinkantį, kad nereikėtų ten labai kažko ieškotis. Įsikelsiu foną ir pabraižysiu. Pabraižysiu ir visą tai padarysiu animaciją. Taigi aš keliauju į savybių skirtuką ir čia turiu kortelę puslapių įrašymas, kuri leidžia man įrašyti visus judesius, kurie vyksta skaidrėje, į tokį kaip ir filmuką, kaip ir animaciją. Taigi, spaudžiu puslapių įrašymas ir čia yra du mygtukai. Pradėti įrašą ir leisti. Na, kol dar nieko nerašiau, tai nelabai ką turiu ir paleisti. Ne?
Tai spaudžiu pradėti įrašą ir mano skaidrė atsiranda raudonas apskaitimas. Tai man parodo, kad dabar vyks įrašymas visų tų veiksmų, kuriuos aš darysiu, tada, kai pradėsiu daryti. Kol aš nieko nedarau, niekas nevyksta. Ką aš darau? Na, tarkim, atžymiu 2 mėlynus taškus, tarp jų nubrėžiu tiesiai. Na, užvadinsiu tos taškus x, y. Kitoj pusėje nubrėšiu 2 žalius taškus, tarp jų taip pat nubrėšiu tiesiai, užvadinsiu žalias x, žalias y. Na ir pabaigai tarp mėlyno y, žalio x brėžiu trečią tiesiai ir gaunam čia kokį nors susikirtimo tašką. Taigi, sustabdau įrašą ir mano skaidrė atsiranda play stop mygtukai. Tai man parodo, kad ten yra kažkoks judesys. Aš paspaudžiu pirmąjį mygtuką iš kairės, atsuku viską į pačią pradžią, kad būtų švarus tuščias lapas. Ir išsisaugau. Atėjęs į paskaitą, aš pasiimu visą ekraną, aš turiu play stop mygtukus, paspaudžiu play ir paskui. Taigi, atžymėm 2 mėlynus taškus, tarp jų brėžiam tiesiai. Jų koordinatės bus x, y. Atžymėm 2 žalius taškus, tarp jų brėžiam tiesiai, jų koordinatės x, y. Na, tada gaunam trečią tiesią, susikirtimo tašką. Man nereikia stovėti prie lentos, jūsų dėmesys daug labiau atkreiptas į tokį variantą, negu aš stovėčiau ir braižyčiau. Ir aš savo pasilengvinau dėmesį ir jūsų dėmesys labiau atkreiptas. Ne? Tai tiesiog, na, auditorija labiau žiūrės į šitą pateikimą informacijos kitaip ir galbūt daugiau kažko pamatys. Galim padaryti dar kitaip. Mes galim pasimti 2 skaidrės viename lange. Na? Čia gali būti uždaviniai kažkokie. Tarkim, išspręskit pirmą uždavinį. Ką gavom? Na, kažkokius taškus. Ką su jais darom? Matydėm nuo jos koordinačių plokštumą. Aš paspaudžiu play, pasižiūrim. Taip, taip. Pauzė. Ką toliau darom su tais taškais? Na, sujungiam. Play, pasižiūrim. Taip, taip. Na, užvadinam. Ne, tvarkoju. Pauzė. Spręskit antrą uždavinį, tarkim. Ne, aš galiu palaipsniui tą informaciją pateikti. Vėlgi, šiek tiek įdomiau negu tas sausas paišymas rašymas. Aišku, ar jums to reikia ar ne, čia nuspręsite patys. Bet iš tikrųjų pasidaryti nėra sudėtinga. Pradėti įrašą, sustabdyti. Viskas. Ir fantazija, kas bus vidu. Taigi, visos šitos funkcijos, ką aš dabar dariau lentoje, visos jos veikia ir be lentos. Tai iš principo namuose įsirašę programą, jeigu jums patiko ir įdomu ir norite, galite pasižaisti. Jeigu nepatiko, nėra laiko ir panašiai, pamirškite ir naudokitės PowerPoint. Lygiai taip pat. PowerPoint, jeigu jūs reikia balto lapo, pasimkite naują skaidrę, balto popieriaus lapą ir pažykit, rašykit, kaip jūs pažykite, bet ant notebook. Lygiai taip pat. Tik čia matėm, na, yra šiek tiek tokių įdomių dalykų, ko galbūt nėra PowerPoint. Bet ar to reikia ar ne, jau spręsti jums. Nes galbūt turit savo specialių programų kažkokių, su kuriuom dirbat, tai jums šitos programos visiškai bus nereikalingas. Bet papildomus įrankius galite panaudoti. Yra ir Mac'ų, jeigu norite, bet... Ne, to prasme, planšetėm šitiek ne. Jeigu pradedam su kaip paskaitą tuščiam notebooke, mes tuščio lapo paišom, dabar, galėčiau panaudoti kažkokią vieną tokią rašytą skaidrą iš kažkokio kito, bet vieną. Galima nekorėti. Vieną lapą iš kito. Jūsų atveju, aš ką daryčiau? Jūs... Iš karto paskrošus ten skirti, dabar tuščiam paišom vieną lapą, visą lapą, kad dabar man nereikia paišyti, aš iš kažkur įsitraukti galima. Supratau. Aš jūsų atveju, ką geriausia būtų daryti? Jūs galite atsidaryti, kiek norite notebookų. Failų. Tai iš principo šitas užrašas aš turiu kaip failą, aš jį nuleidžiu. Ja? Atsidarau švarų gražų. Naują notebook. Nes iš principo tie lapai notebook'e kaip skaidrės PowerPoint. Ja? Taigi aš atsidarau naują švarų gražų. Kaip ir sakėm, aš paišau, rašau. Vienas, antras ir taip toliau. Dabar man trečioj skaidriai reikia tos informacijos. Aš tiesiog, tai yra notebookas, kitas failas. Op, reiškia, ten visas ekranas, play, žiūri. Iš failo į failą ne. Jeigu skaidrių įsidėstymas skaidrėse, taip galima, bet iš failo į failą ne. Namuose galima
Be problemų. Kaip rusai sako, любой каприза ваши деньги. Tai iš principo jūs galite turėti keletą failų. Failas gali būti net iš vienos skaidrės. Ne, pasirašėt vieną, įsisaugojat, bet kada atsidarėt, parodėt, einat toliau. Ne, paprastai. Galite netgi nuorodą pasidaryti, kaip vadinama tą hiperlinką, būtent į tą failą, jeigu to reikia. Ne, tai tada taip, užtruks ilgai. Viskas įmanoma. Gerai, manau, kad informacijos šiam kartui tikrai pakaks, nes jau iš akių matau, kad šiek tiek taip kažkas. Tai iš principo dabar bus klausimai atsakymai, jeigu tokių yra ateityje, kils poreikis, vėlgi skambinat, atvažiuojam, pagilinam žinias ar pakartojam ar panašiai, čia kaip norėsite. Ne? O dabar prašom dar, jeigu turite kažkokių klausimų, klauskite. Taip. Jeigu sukertanta, kur skambinti? Jums skambinti? Į BMK, kokį pirmą kontaktą pamatot, BMK skambinat, jau ten viskas bus sunaviguota. Be problemų. Gerai. Tai iš principo į tinklapį užeinat, centras, servisas, skaimat ir... Yra kai kurios rozetės, kur per mažai išpjauti ir netelpa ilga kabelis, ar prailginimus įdėsit, ar specialius kabelius atvešit, ar kaip... Gediminai, čia į tave klausimas dabar. Dėl... Yra per mažai išpjautos rozetės, išimnis, nu, ta prasme, kurį kišti. Netelpa ilga kabelis, ar atvešit prailginimus, ar kabelis duosit specialius, ar kitaip išpjausit, ar rozetės pakeisit kitus. 4-7 per visą šiek tiek jinai patikrinti. Ir antras klausimas, ar tos lentos, kurios netien nuvestos, jos bus perdarytos ar ne? Kaip su... Prasme, numatyta visai buvo viena vieta ir baldai užsakyti pagal tai, projektas, sakykime, o ta visai numatyta, taip, teisingai, viskas buvo numatyta absoliučiai visiškai kitaip. Dabar kas, kur ką numatė, taip pat gavosi šitaip, nieks nežino. Mes išpjaustinėjom patys, išpjaustinėjom tos kanalus, tiltų lentos ir taip toliau. Nes atsirado papildomai rašomo lentos šone, kas nebuvo pradžio numatyta. Bet tarkim, išvestis, pajungimas į lentą. Iš vienos pusės, kuri turėjo būti, nuvesta visai į kitą. Nieko dabar dėl šito negaliu pasakyti, žinokit. Kiekviena, kas konkrečiai dabar nepatinka jums, tai turi konkrečiai mums pasakyti ir mes tada nuspręsime, ar mes padarom. Čia nėra problemų didelių, bet čia iš tikrųjų nieks netitinka. Bet net dėtas net neklausė, kas svarbiausia, kur turėtų būti. Tiesiog sudėta ir viskas. Matyt, sudėta pagal Daugelį atvejų kabinetas, kur rašomos lentos kabės per aukštai smarkiai dėl instaliacinių vadų. Pirmą kartą padaryta lenta. Taip, instaliacija padaryta. Nepatogu vietų. Standartas lentos. O tarpas tarp lentų dar matoks. Važiavė į metrą ir 5. Nu, bet toj vietoj yra rangovas, kuris turėtų viską sudėti. O O dabar, o tai yra laike, ar bus sutvarkytos tos sienos, kaip ten vyks tas procesas? Tai klausimas yra, pavyzdžiui, labai pražadytojų klausimas, tai mums dalykas. Aš čia į mane. Ne, nu pavyzdys. Aš supratau. Tai sakė, kad čia lentą dar kabins paprastą magnetinę, tai gal tam ir... Apačioje jau nekabins. Nežinau, kas čia statybininkai turbūt paliko šitos dalykus. Va čia va, apie šitos kalba. Čia tie mini jack, tie... Na, jeigu atsinešti seną, pavyzdžiui, video magnetofoną, ne? Kur būdavo su tais varpeliais, tai galėsit pasijungti. Išvis. Dar kažkokių klausimų, prašom. Uždarot. Be kompiuterio projektorių tai tiesiog baldas. O USB yra portas ten šone,
Mhm. Būna taip, kad tarkim, lentos laidas išeina iš čionais, blokelis yra čia šone ir išeina iš tenais. Tai kartais būna, vat, kaip čia ne vis laik užtenka ar kažką, tai galima bandyti per čia pasiimti. Pačią lentą. Nes matot, tas valdymo blokelis yra už lento šitoj pusė. Ir tarkim, jeigu kompiuteris čia, laidas jisai yra 3 metrų, geriau jo neilginti. Nebent susistiprintuvais, jeigu ilginti, kad veiktų viskas normaliai. Tai gali būti neužtenka, tai tada galima bandyti iš ten jungti. Teoriškai turėtų būti taip, bet dabar aš jums bandėm neužsifiksavo, tai dabar reikėtų pasitikslinti, kame reikalas. Ar papildomo blokelio reikia, ar... Kągi tada ačiū už dėmesį ir sėkmės naudojant.